Grupė Biplan pasikvietė į biblioteką žurnalistų, kad viešai pareikštų apie savo maudynių sezono atidarymą. Grupė taip pat prisipažino, jog norėtų išleisti naują albumą ir yra suplanavusi labai vėluoti. Kita labai svarbi grupės naujiena buvo tai, kad jiems patinka vasara, o paklausus apie būsimus koncertus, Maksas prisipažino, jog į juos važiuos mikroautobusu. Išsame spaudos konferencija visi liko labai patenkinti. Dainininkas Natas ketvirtas sykį ruošiasi stoti į aukštosios mokyklos pirmąjį kursą. Kalbama, Natas užsispyrusiai laikosi moto – mokytis niekada nevėlu. Ir aš nedurnas, tik man mokslai nesiseka. Įpusėti studijas kolegijoje dainininkas ruošiasi per artimiausią 5 metį. Vaikino beatodairišku atsidavimu mokslam džiaugiasi ne tik giminės, bet ir nesuskaičiuojamas gerbėjų minios. Talentų nežvilgantis ir populiarumo stingantis Buggy B pasikvietęs spaudos atstovų darėsi šukuoseną. Specialiai į sostinę atvykusią afroklaipėdietę stebint fotoobjektyvams už nepilnus 100 litų jis privertė supinti kelis šimtus kasyčių. Šaltinio teigimu Bugio šukuosenų meistrė labai laiminga, nes susimokėjusi už kelionę iš uždarbio ji dar galės nusipirkti duonos ir kiaušinių.